Sveiki, šiandien papasakosim, kaip treniruoti bicepsus naudojant savo kūno svorį. Daug kas galvoja, kad tai galima padaryti tik sporto salėje naudojant štangas ar hantelius, bet tai yra neteisybė. Parodysiu netgi 5 alternatyvius pratimus, kurie padės užpumpuoti jūsų bicepsus ir pradėti jiems tobulėti. Taigi pirmasis pratimas yra visiems gerai žinomi pristraukimai delnais į save. Aiškiai pasikabinam, nugarą tiesi ir traukiamės. Neskubam. Pratimą galima atlikti rankas laikant plačiai. Antrasis pratimas yra pristraukimai iš šono, šitaip. Pirmąją seriją galite atlikti dešinę ranką laikant arčiau savęs. Vėlgi, nugarą tiesi, neskubam. Ir antrą seriją atlikit su kairė ranka arčiau savęs. Tam, kad palaikyti balansą. Trečiasis pratimas yra australiški pristraukimai, kuriuos pademonstruosiu čia. Susiraskit kokį nors vamzdį, už kurio galėtumėte įsikibti. Ir atsiklaušti taip. Ir reiškia laikant delnus į save traukti. Vėlgi, svarbiausia yra neskubėti. Neskubant pratimo nauda yra beveik nulinė. Ketvirtasis pratimas yra kiek sudėtingesnis, tai yra pristraukimai viena ranka. Tam, kad būtų lengviau, mes padėsime savo įsikibę į šalia esantį vamzdį. Taigi įsikabiname su viena ranka, įsikimbame į vamzdį ir traukiame. Kuo ranką laikysite žemiau, to bus sunkiau, o tobulų variantų pratimą atliksite tiesiog viena ranka. Be abejo, pratimą reikia pakartoti ir kitai rankai, bet šitą video to nerodysiu. Ir paskutinis pratimas, kurio nereiktų nuvertinti, yra izometrinis kabėjimas prisitraukus. Reiškia, mes tiesiog prisitraukiam. Ir kabam. Tam, kad raumenys duotų skirtingas aptvaras, galima kurį laiką pakabėti rankas sulenkus 90 laipsnių. Ar netgi beveik visai išties. Taigi terpkite šios pratimus į savo mankštą. Darykite jos, gali daryti serijom po 10-12, nesvarbu priklauso nuo jūsų fizinio pasiruošimo lygio. Ir sėkmės tobulinant savo bicepsus.